Labą dieną, malonūs bičiuliai. Šį kartą noriu kreiptis į žmonės, kurie paskutiniuose Seimo rinkimuose balsavo už Remigijų Žemaitaitį ir Nemuno Aušrą. Žinau, kad turbūt manęs nemėgstat, bet prašau tik kelių minučių jūsų dėmesio, galbūt tai, ką pasakysiu jums, bus netikėta, nauja ir leisi pasaulį pažvelgti truputį kitomis akimis, nei tai jūs girdite kanaluose, kuriuos jūs žiūrite. Žinau, kad jūs turite priežastį būti pikti. Valstybė tikrai nefunkcionuoja taip, kaip jinai turėtų. Daug kas yra aprūdyję ir daug kur valstybė yra savo, žmogus savo. Visą tai suprantu. Tačiau klausimas yra, ar Remigijus Žemaitaitis yra atsakymas į tos jūsų klausimus, į tą jūsų pyktį. Ir vyriausybės programa, kuri buvo pristatyta dabar, yra gera priežastis į tai pažvelgti. Nes vyriausybės programa yra svarbiausias 4 metų dokumentas. Juo gyvens Lietuva ir juo bus kuriama ta Lietuva, kaip jinai atrodys ateityje. Ji yra tai, kokią Lietuvą planuoja pastatyti ši dauguma, kurie yra Remigijus Žemaitaitis ir Nemuno Aušra. Atsakomybę už ją prisima visos partijos joje dalyvaujančios, nes jiem už juos reikės balsuoti už tos klausimus, kurie vyriausybės programoje. Dėl jų yra susitarta. Pažvelkime, kaip tie pažadai, kuriuos sakė Remigijus Žemaitaitis ir Nemuno Aušra, atliepia vyriausybės programoje tais realiais darbais, kuriais jie įgyvendins tuos savo pažadus. Pirmas, turbūt garsiausias, yra apie KGB sąrašų išviešinimą. Buvo 25 metai, prie socialdemokratų tas terminas buvo pratęstas, ar ne? Dabar Remigijus Žemaitaitis žadėjo išviesinti tos sąrašus. Ar tai yra vyriausybės programoje? Be jokios abejonės, ne. Remigijus Žemaitaitis jų melavo. Dabar, norėdamas pridengti savo melą, jisai sako, kad jisai pateiks projektą pats ir žiūrės, kokie Seimo nariai jam pritars, žinodamas, kad daugumoje jis neturi balsų. Jis yra daugumoje, už kurią prisima absoliučią tokią pačią atsakomybę, kaip ir visi kiti. Toks akto pateikimas yra tiesiog nufutbolinimas klausimo. Nes tu eini į daugumą sutaręs dėl fundamentalių klausimų, kurie yra tau svarbus. Nes kam tu tada apskritai į tą valdžią? To klausimo tiesiog nebus. Jis nesurinks reikiamų skaičiaus balsų. Antras dalykas – Ignitis. Kiek jūs girdėjote apie tai, kad Skvernelis padarė blogai ir bus išpirktos akcijos Igničio ir ta įmonė taps vėl 100% valstybės valdoma. Ar tai yra vyriausybės programoje? Be jokios abejonės, ne. Jum bandoma primesti tai, kad bus atliekami auditai. Tokiose kompanijose kaip Ignitis jie atliekami nuolat. Tai nieko naujo, nieko stebuklingo ten nebus sužinota. Bus kelios antraštės, vienas kitas Seimo narys pasigirs, tačiau realiai, kaip jisai ten kovoja ir daro dalykus, tačiau realiai nieko neįvyks. Laivas plauks toliau. Ir Remigijus Žemaitaitis su Agne Širinskiene tam pritarė. Jiem viskas gerai. Jie kitą savaitę netgi balsuos dėl to ministro, kuris tuo privatizavimą atliko. Tai yra tas pats energetikos ministras. Agnei Širinskienei ir Remigijus Žemaitaičiui tai tinka. Pagalvokite apie tai. Trečias dalykas – mokesčiai. Iš pradžių jums sako, kad mokesčių pakeitimų jokių nebus. Kad jie yra blogis. Nauji mokesčiai ir tie mokesčiai individualios veiklos ir visokie kitokie, nekilnojamo turto ir visokie kitokie. Po to atsirado kalba apie 2 metus, kad 2 metus nebus keičiami mokesčiai. Dabar sakoma, kad Remigijus Žemaitaitis išsimušė dėl metų pratęsimo. Tai yra melas, dėl to, kad mokesčiai Lietuvoje įsigalioja pusę metų nuo jų priėmimo Seime. Tai būtent tie metai ir užtruks, kai jie bus priimti Seime ir po to pusę metų iki jų įsigaliojimo. Tai yra 25 metai. Tie metai, apie kuriuos Remigijus Žemaitaitis kalba, jis neišsimušė nieko. Jie bus įgyvenimi taip, kaip planuoja kitos partijos, Remigijus Žemaitaičiui. Tai tinka. Kitas dalykas, linksmesnis. Kiek praeitą kadenciją jūs girdėjote diskusijų apie Stambulo konvenciją? Kiek sulaužyta iečių, kiek diskusijų, kiek vertybinių kovų šitoj programai yra Stambulo konvencijos priėmimas. Tik tam, kad apgauti jūs kitų pavadinimų, tačiau su tuo pačiu turiniu. Tie patys
klausimai, kurie buvo keliami, lytis ir panašus dalykai, visi jie lieka. Ir sekančią savaitę Agnė Širinskienė su Remigijum Žemaitaičiu dėl jų balsuos ir tam pritars, prisiimdama visus įsipareigojimus, sakydama, kad tai yra ES įstatymas. Tai kam tada buvo tiek laužomos ietis? Užduokit klausimą savo. Kitas puikus pavyzdys yra užsienio politika. Kiek jūs girdėjote apie tai, kad bloga užsienio politika, negalima konfrontuoti, reikia viską keisti, Kinija ir panašus dalykai. Ši vyriausybės programa eina dar toliau. Jinai kalba netgi panašiai žodžiais, juose yra žodžiai užsienio politika, vertybiniai klausimai ir panašus dalykai. Netgi tekstus ir žodžius pasima tuos pačius iš ankstesnės vyriausybės. Kinija, kurią aš laikau grėsme, ši naujoji dauguma Agnė Širinskienė tame tarpe su Remigijum Žemaitaičiu vadina vis augančią grėsmę. Kaip sakoma, raskit 5 skirtumus. Įdedi kelis naujus žodžius ir sakai, kad tai yra ne apie tą patį. Tai yra apie tą patį. Dar linksmiau apie ES. Daug diskusijų praeitą kadenciją sulaukė klausimas dėl daugumos balsavimo užsienio politikos, ES užsienio politikos klausimais, sakant, kad tai yra judėjimas link ES federalizacijos. Tai, kad ES užsienio klausimuose visos šalis privalo balsuoti kartu. Ši naujoji dauguma siūlo tokį saugiklį nuimti, kad balsuoti galėtų visos šalis. Ne visos šalis. Aš tam pritariu. Tėvynės sąjunga nesugebėjo to priimti. Lietuvoje turėti dėl to nuomonės. Šita naujoji dauguma tam pritarė. Agnė Širinskienė su Remigijum Žemaitaičiu pritarė tam, ką jie patys vadino ES federalizacija. Ar ne? Ir paskutinis klausimas. Jūs dabar daug girdėsite artimiausių metų apie tai, kad buvusi vyriausybė paliko minų lauką tuo, kad nuo 25 metų įsigali nauji tarifai. Ir kad tai yra Tėvynės sąjungos palikta mina po nauja vyriausybė. Kad jinai ten ne prie ko. Melas. Jeigu jūs pažiūrėsimėt balsavimą, jūs pamatytumėt, kad ta pati Agnė Širinskienė pritarė tam. Pritarė tam akcizų ir kitų mokesčių pakelimui. Nes tai yra gynybos klausimų realizacija. Dabar jie manipuliuodami savo, kad čia yra ankstesnės vyriausybės klausimai, kad jie tame nedalyvauja ir nieko nežino. Melas. Dar vienas eilinis melas. Taigi dabar pagalvokite dėl 2 dalykų. Pirma, kiek pažadų tuo, kurių jūs girdėjote, bus įgyvendinti per artimiausius 4 metus. Kiek ta Lietuva, kurią jūs matote tose alternatyviose televizijose, kurioje jūs žiūrit, realiai yra ta, kuri atliepia realybę. Ką aš turiu omeny, kiek tai, ką ten pasakoja tie žmonės, kurie ateina į tą laidą, kai jie gauna valdžią, kaip jie tai įgyvendina. Tiesiog jie žino, kad jie jų meluoja tose laidose. Kai jie gauna valdžią, jie žino, kad laivas tiesiog plaukia taip, kaip jis plaukia. Jie neturi nei drąsos kažko keisti, nei intelektualinių galimybių. Pagalvokit apie tai. Ir pagalvokit paskutinį dalyką. Ar paskutinius 4 metus jum tiesiog žiauriai nemelavo. Iki kitų kartų.